Labadiena, gerbiami žiūrovai ir mano trys sekėjai. Štai ir mes vėl susitinkam laukuose, pasitarti ir apsitarti situaciją laukuose. Šiandien kalbam su Timokagro Vilkaviškio specialistė, didžiąją agronomę, gerbiamą Almą. Gerbiamui Alma, kaip jūs gyventų? Jūs dabar randatės potencialiam lauke. Matom, kad rapsas labai potencialus, matom, kad kokias šakų skaičius yra didžiulis, žydi, važiuokit, kaip, va taip žydi, stipriai žydi, na, čia dar nežydi, važiuokit, nu tiesiog, ar bus čia 6 tonos, kaip galvojat, panė? Nu, 6 gal ir nepuolus, bet kokias 5,5, manau, tikrai kad pavyks. Taip, kaip galvojat, ar čia atiduota kas nors šitam laukui, kad jis toks potencialus? Nu, nežinau, reikia klausti ūkininkų. Kaip ten sako, tokio prasto lauko dar nematėm, tikėkimės pas jūs irgi tokio nėra. Tai linkėjimai, chebrytė, čiau.